Disnėjus ir Iwerksas buvo draugai kartu dirbantys tame pačiame Kanzaso miesto laikraštyje. Kai jiems buvo 19 metų, jie nusprendė įkurti savo įmonę, kurią pavadino Iwerkso Disnėjaus studija. Bėgant laikui studija buvo perkrikštyta Volto Disnėjaus kompanija. Pirmasis peliuko Mikio personažas dienos šviesą išvydo 1928 metais lapkričio 18 dieną. Iwerksas galėjo nupiešti net 700 Mikio paveikslėlių per dieną. Pirmiausia peliuko Mikio filmas buvo panašus į nebylųjį kiną. Pirmasis Mikio filmas buvo Vilis iš garų laivo, kuriame jis vaizduojamas kaip laivyno puskarininkis. Tačiau pastebėjus, kad tai nepritraukia dėmesio, buvo sugalvota, jog filmuką reikia įgarsinti. Iki 1946 peliukas Mikis kalbėjo paties Volto Disnėjaus balsu. Tai padėjo tapti šiam animaciniam filmukui populiariu. – 1930 metais jis tapo vienu mylimiausių animacinių herojų pasaulyje. Peliukas greitai išgarsėjo ne tik Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir kitose pasaulio šalyse. Tapo gerai atpažįstama Jungtinių Amerikos valstijų ikona. 1930 metais sausio 13 dieną buvo išleistas pirmasis komiksas. 1932 metais Voltas Disnėjus gavo specialų apdovanojimą už peliuko Mikio sukūrimą. Šis filmukas po naujų technologijų įdiegimo tapo spalvotu, o nuo 1935 metų prie jo prisidėjo ir kiti herojai – ančiukas Donaldas, Gufis, Plutas. Iš viso apie peliuką Mikį buvo sukurta 120 filmų. Dabar Mikis lengvai atpažįstamas – juoda pelė, raudonai šortai su baltais taškais, baltomis pirštinėmis ir dideliais geltonais batais bei apvaliomis ausimis. Jis visada įsivelia į bėdą dėl nesusipratimų, jis gali būti užmaršus ir tingus, renkasi linksmybes ir nuotykius vietoj to, kad sunkiai ir gerai dirbtų. Mikis vaizduojamas kaip Pluto tėvas, dažnai laiką leidžiantis su minia. Trijų apskritimų siluetai atpažįstami kaip peliukas Mikis, jie naudojami Disnėjaus filmų užsklandose bei kitoje reklaminėje medžiagoje.
Dizaineriai mėgsta naudoti Mikio atvaizdą savo darbuose, tiek stilizuotą, tiek realų vaizdą. Such a big bundle for such a little lady. You need some help? No? Thank you, sir. I reckon I can take care of myself. Gaminame įvairią atributiką su Mikio atvaizdu.